Tos 3 mašinėlės dar pravažiuos, tada į tą kairiausią mes greitėdami jau greitėjom, sakiau. Ir stipriau greitėjom, tikrai gera. Dar tada vietą, tegul dega, apsisuksim. Va, apsisuksim ir tegul dega. Ir čia reiškia, padarė saugiau, nes būdavo, kai taip stodavo apsisukt, kur galima, tai atsitrenkdavo į galą labai stipriai. O dabar va, papildoma juosta yra, tai ta papildoma juosta yra saugiau. Mes būtinai tik tai žvilgėm, nes gali liepti koks tai huliganas ir tiksliai juostelė. Ir dabar su pirma būtinai, nes tu va toks visai pilnai, susuk pilnai, nes o. Ir į tą juostelę gerai. Čia? Jo, į tą, aišku, kam. Ten, žinai, kiti lekia, tai va, tuščia juosta. Nebent stovėtų čia, žinai. Toks apsisukimas. Ir dabar vėl suksim į kairę. Už šviesoforą prieš tiltą. Reikia kairės juostos, taip, teisingai. Ir dar vieną pažiūrėk. Gatvėse truputėlį anksčiau reikia sustotis. O čia jau užtverta jiem, bet vis tiek žvilgtelt elektriniais koks motocikliukas lėktų. Ir manęs čia visą tą kompaniją praleisim ir mes gal į kairesnę juostelę. Čia taip ir nubrėžta, nes nėra tikslo mum į tą pirmą ten važiuoti, nes ten užlukšniuotas plotas. O, kairesnė juostelė, pašiūnėm. Ir atseit jų baigėsi juosta, bet irgi reikia žiūrėti, kai susiaurėja, kartais kitas nemato ir važiuoja. Tai va, nieks čia nelinda? Ne. O visą laiką tik. Čia tokia klastingas tas posūkis toks. Ir dabar ten įvažiuosime pagrindinį. Nu, tik tai, aišku, matai į dešinę, ten kitur negalima. Tai. Bet ten yra, turi mokėti pasižiūrėti. Kartais būna juosta, kartais nėra juosta. Ten papildoma juosta, kurią gali dar autobusai važiuoti. Kiti neturėtų važiuoti, bet mes tikrinam, ar pažeidėjų nėra ir autobusų ar nėra. O pėsčiųjų nėra? Gerai, tada žvilgtelk, lyg tai autobusų nėra, čia trajektorija. Dar kartą žvilgtelį pažeidėjų nėra ir tada važiuoji va. Tai taip spėjai pamatyti, žinai. Nes yra labai pavojinga sustoti, kai galima be sustojimo įvažiuoti. Na ir dabar tiesiai. Tai tiesiai mums reikia ženkliukas pasislėpęs, turbūt, kad kairesnės juostos. Ir rodyk, tai padega, žiūrėsim. O tas dar... O dabar galim iškai Reiškia, kai nori persirikiot, rodyk posūkį. Tada kitas pristabdo, įleidžia, nes reikia žmogui laiko, kol jis pamato. Jam, pavyzdžiui, kitam visai čia nereikia, tai kitas į tavo vietą persirikioja, tada ir jūs apsikeičiat juostom. Tai va tas rodymas, kol dega ir tu mašinų tikrini ir linijų. Mašinų ir ištisinių linijų. Ir kada nėra, tada gražiai persirikioi. O jeigu nepavyksta, nuvažiuoji ten jau kur galima. Tai nebus klaida. Už tą pačią kainą ilgesnis maršrutas. Bet po trečio suklydimo jau egzaminuotojas sako, ai nusibodos. Nes kai paprašo 100 metrų sukti ir mergaitė vis tai į kiemą, tai į garažą kažkokį tai. Tai kai trečią kartą jau važiavo kažkokius garažus, sako, ai nusibodos. Tai turim vis tiek, žinai, susišnekėti. Dabar kitas šviesoforas tiesiai, bet po to už jo 200 metrų bus į kairę. Tai gal jau užsiimk tinkamą juostą, kaip tu manai. Jo, teisingai. Nes jie tik tai pasakys, kur važiuoti, o jau juostas tu pati turi. Nes ten dar galima už šviesoforo, bet ten jau mažai vietos, jeigu daug mašinų būna, perėja, ten jau sudėtinga. Tai va čia pėsčiųjų skanuojam.
Nu, čia tokia klastinga, išplatėja ten posūkyje, iš tos vienos pasidaro dvi, bet mes lėkėm šitoj antrą pavarą pasiruoš, nes tai mums posūkis atleistas. Kabo, mes čia savo lėkėm šitoj, va. Lėkėm šitoj. Galima ir ana, bet vat mes šitoj, tarkim. O ir dabar matai, supranti tą ženklą. Reiškia, mes už posūkio būsim toj dešinesniai. Ir kaip ir žiedus įvažiuojant, čia dėmesį, kad jam į užpakalį neįvažiuot, nes jisai važiuos, gali užgest, tai mes biškį jį paleisim tikrai, kad jo tada mes jau galėsim energingai išvažiuoti, nes kartais galvojam, kad spėsim, o jisai užgesta ten vidury ir mes liekam vidury sankryžos. Nu, va, pažiūrėk, ar čia nėra nieko. Puikiai. Dar kartą, nes būna, kad motociklai ten atlikia ir mes nerenksim, nes matai, per liniją, va tieko ir viskas būtų. Va, reikia palaukti, va geriau. Čia tokia klastinga vieta provokuojančiai. Ir mes suksim į dešinę už pėsčiųjų perėjos. Kurios autobuso stotelės nišos būna pakankamai gilios ir juose pilnai telpa autobusas. Arba punktyrinė, nu tai ten nebūtų ten didelė bėda, jeigu tu ant punktyro užvažiuotum. Bet kai ištisinė linija ir jau tokia siauresnė, aikštelė būna iš vis pusė, tik tai autobuso telpa. Tada jau tenka palaukti. Tai tas yra važiuojant iš Šilainių link Regitros Šilainių plentu. Ten kokios 3 stotelės ir pasižiūri kiti aplenkia ir mokinys iš paskos per ištisinę. Pagrindinių. Jeigu nesako, tai irgi pagrindinių. Toks yra nerašytas susitarimas. Tai čia gali sunkvežimiai būti, tai mes tokie platesnį, kad sunkvežimiam užtektų vietos. O, tai labai. Ir dabar važiuosim sankryžoj tiesiai. Garsiai savo pasigalvok, pasakyk, kieno pirmumas. Mes pagrindinį atvažiuojame. O kitas pagrindinis, iš kurios pusės? Iš dešinės. Tai reikia jį praleisti, va, pirmą pavarą, o tie bus paskutiniai. Čia tiesiog pasinaudoju tokį šinosytę biškį, giliau, tuo tik tai tuos mums reikia dešininius. O, važiuojam, o, taip, čia parodyk, lenkimas, čia tenka lenkti, nes čia teisingais pastatęs. Dar kartą pravažiuosim. Reiškia, tikrina, va, ant šito labai tikrina, ir čia rodo iki kairį, ir čia mes suksim į kairį, bet irgi, o taip, va, priešų nėra, lenkiančių nėra. Ir tada ant to bembo užvažiuoji ir tada tik tai lenki, jeigu nėra. O taip jie nori tokiam trajektorijom, kad važiuotumėt. Nes iš karto čia atlekia, žinai, į kaktą. Tai ten gali palaukti, o nišoj tada. Čia dvi pusės, bet tu lenkimą darai, gerai. Lenkimas, taip, ta prasme, važiuoji jo. Nes tu jau čia esi. Tiesiog, kad tik tai aš pasakau, kad tu tikėtumės, jeigu atvažiuotų, tai kažkur tai biškai plačiau sustotum tenais. Sugrįžtam, nes šis sankryžėliai, jeigu tik įmanoma, reikia sankryžėliai negalima lenkti, jeigu įmanoma, sugrįžtam. O šiaip jeigu gatvė, ten nedidelis tarpas, tai grįžti gal ir neverta. Prieš tą geltoną traktoriuką suksime į kairę. Nu, priešų nėra. Tuoj trajektorija puikiai. Ir važiuosim iki pagrindinio kelio. Vėl ten studencijų, kur mašinėlė pravažiavo. Ir vakar kaip tik mačiau teorijoje klausimas, kurie automobiliai į sankryžą atvažiuoja pagrindiniu keliu. Tai va ten apie tą, kur pagrindinio kelio kryptis sukasi. Tai mes pagrindiniu ir iš dešinės. Ir jeigu tu tiesiai važiuoji, tai gaunasi iš dešinės reikia praleisti. O paskui važiuosim iš kitos pusės, pagrindinis bus iš kairės, tu pagrindiniu, tai jie turės duoti kelią. Tai va čia tikrina, jie nori, kad jūs rodykim. Kad jūs tvarkingai pademonstruotumėt per mane čia labai sėlinimas lėtas turi būti. Nėra, spėsim, kasiukas biškiu. Taip.
čia tokia silpnesnė vieta, daug kas, net ir vairuotojai, kurie nelabai gilinasi, būna primiršę. Nes jie neklausia, o iš toli nesimato, o paskui lieka koks 50-70 metrų, tada jau tik tai ženklą matai ir per tą laiką tu turi pati sugalvoti. Tau net neužduoda klausimų ir net nėra jokių atsakymų. Kai teorijai tai yra klausimas ir dar yra atsakymai, tik tai pataikyti reikia, kuris teisingas. Čia va, tu pati savęs turi pasiklausti ir pati savo atsisakyti ir padaryti viską teisingai. Va. Tai va, nes matai padarė pagrindinis ten į dešinę, todėl kad visi važiuoja ten daugumoj. Nu, bet mes važiuosim tiesiai. Tai tavo planas koksai? Praleis iš dešinės. Teisingai, nes mes pagrindinių ir jisai pagrindinių. Reiškia, pristabdom blogas matomumas, pirmą pavarą ir tada sėlinam iki to matomumo ribos, o tie duos tau kelią. Dar va praleisim. Ir jau biškį gazuojamės ir rodom kairį, lenkimas. Dabar tiesiai važiuosim. O tie šalutiniai paskutiniai, jie kūdė ten tie ploniai. Ir čia, jeigu įmanoma, biškį arčiau, nes, žinai, čia sankryža, jeigu negalima lenkt, bet jau mes per juos negalim. Ir ant perėjos negalima, bet jau čia jie pažeidėjai. Čia vieną kartą mačiau, kad baudė policija, o kai sankryžos nėra biškį kalima, taip ir plačiau, žinai, kad durelės nesidarytų, o tie sankryža vėl taip tvarkingai grįšim būtinai, kad kitiems būtų vietos. Tai va tiesiai važiuosim, bet tu parodyk, pagrįžk su pirmą pavarą, nes išjunkim posūkį, tiesiai važiuosim. Nu va, nėra. Čia, žinai, iš abiejų pusių, taip? Ir sankryžoj į dešinę važiuosime. Galim, čia pirma juostelė, pusėsuk gražiai, pagreitinį, gal dar spėsim persirikt, gal nespėsim, nežinau kaip, nespėsim, tai rodyk, palauk, iški tarpinių jie čia be reikalo nedarom, pirmą pavarą ir va po šito jau pradėk važiuoti, įgreitink ir pilnai reikiuokis, pilnai va. Tarpinės tik tai tose siaurose gatvelės darom, arba jeigu reiktų parkuotis, arba jeigu reiktų sukti va ten toj pat. Na ir dabar bus pirmas išvažiavimas į dešinę žiedę, tai mums reikės juostos, kurios ir rodykite, darykite su gaziuku, taip. Į Tilžės gatvę. Jie nereikalauja gatvių pavadinimų, tau žymiai lengviau, jeigu tu tes va Panerių gatvė, antras išvažiavimas Regitra Raudondvario plentas, o čia pirmas išvažiavimas bus Tilžės. Ir išlipo iš mūsų juostos galim sėlinti. Trikampiukai per anksti nupiešti, turi dar prisėlinti iki pat sankirtos matomumo ribos. Matau policiją, o ten turi matyti, ir ten tos huliganus matyk su motociklu, kur atlekia ant 140 ir kur negali sustoti. Tai va čia labai toksai turi sąžiningai. Ir jinai, kai nuvažiuos, dar tu įsitikinsi, nes tu nematai, gal jinai pralėks, o motociklas jau atlekia ir negali sustoti. Ir dar ratu taip pat irgi, jeigu ten koks atlieks, ratu suka ir jie jau pagrindiniam būna čia va, jeigu susidurėm. Nes mes tris trikampukus turim. Tai kai jinai važiuos, mes irgi biškį gazuosim, biškį kabinsim, bet biškį lėčiau, kad jos, jei pravažiavus pro nugarą, pamatytum, kad tikrai laisva. Tai čia yra sąžiningas įsitikinimas, o ne taip, kad tipo už to va jau judėjai, jo, judėk, spėsi ar ne, pažiūrėk. Gaziukas, o. Stipriau, rodyk dešinį. O. Nes tu turi pamatyti sąžiningai, žinai, ne taip, kad tipo pasislėpiu, žinai. Nu, jau kai įgudės iš kokio didelio autobuso, tai spėjai, žinai, ten pasislėpti, bet neįgudė, tai tas nulėkė ir paskui jau atlėkė jau kitas pagrindinių kelių. Čia viena iš tokių klastingų vietelių yra.
čia bus, kur galima į dešinę, o ten to sidabrinė mašinėlė, o pasuko paskui kita. Tai suksim į dešinę, jau gali rodyti, kad iš paskui žinotų, aštrokas posūkis aš visų pirma daryčiau. O, nes toksai siauras ir aštrokas. O, pėsčiukų neturim, į kairę, nes čia toks akligatvis. Čia aikštelė, tai jie turėtų duoti kelią, nes aikštelė ten padaryta dabar jau į dešinę. Čia aš su pirma ir važiuočiau, nes ten gali stovėti realiai, gali į kaktą mum važiuoti. Tai mes vat kišam nosytę, o puikiai sukam, draudžiama stovėti, bet visi stovi, rodom kairį. Ir mes čia tokią tarpinę darom, nes kai atlieks. Čia jeigu telpi, tai gali važiuoti, tik tai turi būti saugus tarpas. Va, biškį atleidi gaziuką, va čia, jeigu mažiau kaip pusę metro, turi būti mažiau kaip 20, o saugiai, va taip, vadinasi. Tai va šitų, bet tą tarpinių nelabai gyvenime įsiversim. Va, o jeigu būtų siauriau, tada tektų sustoti. Tiesiai važiuosim. Kieno pirmumas? Mūsų, nes mes pagrindinių ir kitas pagrindinis iš kairės. Tai mes važiuojam, tokiu greičiu tikrai jie spės pamatyti. Jeigu jie nežino, tai mes spėsim dar pastabdyti. Jeigu yra tokius greitis pakankamai saugus, kad spėtume sustoti, jeigu kokie suklydę lėktų. Būna, kad kiti net nestabdė pravažiuoja, tai taip, žinai, bet pamatai, jos dar būna lygiai 15 metrų, pamatai, kad jau net nepasuka galvos. Turi būti akių kontaktas, vienas į kitą pamato ir tu matai, kad jisai stabdo ir žinai, kad tau duoda kelią. Nes vertinimas regitros, jeigu tau užkišo tavo pirmumas, bet tau neduoda kelio, tu turi sustabdyti. Jeigu tu nestabdai, jie pastabdo ir kritinė taula rašo klaidą į kairę. Tai toks turi saugus vairuotojas būti. O dabar į dešinę važiuokim. Čia į dešinę, gal su pirmas, mažutės gatvelės. Tai va taip, čia į savo pusėlę iš karto. Ir iki galo gatvės, gale gatvės į dešinę. Antra gali laisvai, tas pats greitis bus antra. Jisai dėdės savo ramiai. Tada tik tai rodom kairį ir tik tai tada lenkiam, o jeigu nėra, iki pat galo važiuosim. Gale gatvės dešinę. Su kokia pavara? Jo, nes blogas matomumas, pasisukdama. Tikrai. Na, dabar mes sankryžoj suksime į kairę. Vėlgi dabar pasvarstyk. Tu jau dabar atvažiuoji kokį šalutinių. Tai pagrindinė, aišku, reiks praleisti ir dar šalutinis iš dešinės. Tai mes gaunamės paskutiniai. Rodi kairį, su pirma, tai vat jis nelabai matosi. Čia prikišk nosytę, tai tu pagrindinį jau matysi, vat pravažiuos tas sunkvežimis, tas motocikliukas ir paskiau, kai jeigu nebus, kišim nosytę sukdami ir dar čia pažiūrėsim. Jie mato puikiausiai, ar tu žvilgteli, ar tu ne.
Čia taip jau jie nelekia, žinai, bet jeigu visai nežiūri, jisai ten irgi tik tai ten žiūri ir susiduria. Tai va, po to mėlyno Forduko, po šito, po biskį jau krūtinkis, sukdama ir žvilgtel, o nėra, puikiausia. Tai va, toksai va. Tai tikrina labai ant to pagrindinio kelio kryptis, kur sukasi. Reikia taip, na, žinot gerai, jie neklausia, tu pati turi, gali savo garsiai kalbėti, gali tyliai, bet sugalvoti turi į dešinę važiuosi. Kilsim iš Šilainius ten, pro tą Šilainių plentą, kur sakiau, kad autobusų negalima lenkti, nes stotelėse per ištisinę gaunasi. Sankryžoj į dešinę. Ir trajektorija va čia metras palei bortelį, viskas tokiai, yra mašina. Ir tokios siaurose iš abiejų pusių reikia pasižiūrėti. O, visiukas, nes būna, kad lenkia kokį stovintį, žinai, ir tada jau mes ten, jeigu tu pažiūri, sukau čia į kaktą, jie net neturėtų lenkti, bet ne visi žmonės laikosi taisyklių. Biškių gaziuko, trečia, šitą pirmą posūkio mes turėtume įveikti su trečia pavara. Sniego ledo nėra. Va, bet sunkokai traukia ir tas staigesnis posūkis. Tai tada su pavarom, tai teisingai. Nes jeigu sutiksime autobusą, palėtinsim ir jau ta trečia nepavažiuos. Kairiau ant kalno važiuosime. O, labai gerai, tada jie gauna informaciją, kad tu ten tikrai važiuosi, jie tau duos kelią. O jeigu nerodo, jie suabejoja ir gali užkiršinti tą kartą.